Po Dievo sosto Dievas sukūrė dangų. Visa šlovė Dievui, kas sukūrė dangų ir žemę ir sukūrė tamsą bei šviesą, tačiau tie, kurie netiki, laiko kitus lygius su savo Dievu. Visa tai iš pradžių buvo viena didelė masė, kuris pavadintas pirminis ūkas. Mokslininkai teigia, kad prieš susiformuojant galaktikoms visatoje, dangaus medžiaga iš pradžių buvo dujinės medžiagos pavidalo, prieš galaktikų susidarimą buvo didžiulės dujinės medžiagos arba debesys. Tada jis nukreipė save į dangų, kol buvo dūmai, jis tarė jai ir žemei, ateik į būtį, noriu ar nenorom. Jie pasakė, mes susirinkome noriai, tada atsitiko didysis sprogimas. The expansion of the universe is accelerating. Do you believe in God? Me? Creator? The universe brings with mystery. Just because you can't explain something doesn't mean you can explain it. Finding the answer has become one of the greatest quests in modern science. Just a few years ago, we were trying to measure how much the universe is slowing down over time. It makes sense, right? An explosion happened a long time ago, the Big Bang. Some believe that we are aliens. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados. No, the question is, you are not able to communicate with them, you are not able to talk to them, you are not able to. But you will. There's just no evidence. And this is why religions are faiths. I look for that in the universe. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it, bring it on, bring it. (1927) Liuveno katalikiškame universitete Georgesas Lemaitregas atrado, kad įvyko sprogimas, dėl kurio susiformavo galaktikos, tada jie suskirstyti į žvaigždes, planetos, Saulė, Mėnulis ir Pan. Ir vėliau pavadino didysis sprogimas. Dievas pasakė, ar netikintieji nemato, kad dangus ir žemė buvo sujungtos kaip vienas kūrinių vienetas, ir tada mes juos išskyrėme. Rugsėjo 17 dieną 1912 Vestos Slipher gavo pirmąjį spiralinio ūko radialinį greitį Andromedos galaktiką, naudojant 24 colių teleskopą Lowell observatorį Arizonoje. Jis tęsė daugiau Doplerio pamainų ir parašė eilę straipsnių įrodančių, kad dideli greičiai paprastai. Recesijos metu yra bendra spiralinių ūkų savybė. Tuos ankstyvuosius raudonuosius poslinkius Slipheris pripažino kaip nuostabų ir buvo labai svarbus atrandant tai, kas galiausiai buvo pavadinta besiplečiančia visata. 1915 Albertas Einšteinas suformulavo savo bendrąją reliatyvumo teoriją. Bendrasis reliatyvumas yra teorija, apibūdinanti objektų judėjimą tais atvejais, kai gravitacija atlieka svarbų vaidmenį, nors bendroji reliatyvumo teorija numatė besiplečiančią visatą. Einšteinas buvo toks atsparus besiplečiančios visatos idėjai, kad įvedė matematinį faktorių, žinomas kaip kosmologinis veiksnys jo lygtims atkurti statinę visatą. Per 1917 Viljamas de Sitteris rado Einšteino lauko lygčių sprendimą, parodė, kad beveik tuščia visata išsiplės. Vėliau jis ir Einšteinas rado besiplečiančios visatos sprendimą be erdvės kreivumo 1922 metai. Rusijos ir sovietų fizikas Aleksandras Friedmanas sukūrė novatorišką teoriją, kad visata plečiasi, valdomas jo sukurtų lygčių rinkinio, vadinamo Friedmano lygtimis. Po didžiojo sprogimo teorijos Edvinas Hubble'as pagaliau atrado besiplečiančią visatą 1929 metai. Hubble'as visiškai pergalvojo mūsų vietą visatoje, joje ne tik gyveno milijonai kitų galaktikų, bet pati visata taip pat plėtėsi. Priešingai nei anksčiau buvo laikomasi statiškos visatos, Hubble'as galiausiai įrodė, kad galaktikos iš tikrųjų tolsta nuo mūsų.
Tyriant įvairių galaktikų skleidžiamą šviesą, Hubble'as atrado, kad šviesa pasislinko link raudonojo spektro galo, tapo akivaizdu, kad mūsų visata nepaliaujamai plečiasi į išorę ir visos jame esančios galaktikos toldavo viena nuo kitos. Šis reiškinys žinomas kaip raudonasis poslinkis, pagrindinis pastebėjimas, dabar žinomas kaip Hubble'o dėsnis, besiplečiančios visatos idėja yra pagrindinis didžiojo sprogimo teorijos pagrindas. Hubble'o stebėjimai suteikė anksčiausią įžvalgą apie mūsų visatos kilmę. Dievas pasakė, tai mes, kurie su jėgomis pastatėme dangų, iš tiesų mes galime ją išplėsti. Taigi, kaip galima paminėti sprogimą ir besiplečiančią visatą, kai net nebuvo teleskopo. O to meto žmonės apie tai net negalvoja. Tai Dievas, kas siuntė žinutes ir ženklus vėlesniems kartoms. Ir ten yra maždaug 70% tarp žvaigždinio masės, terpė susideda iš pavienių vandenilio atomų. Didžiąją likusios dalies dalį sudaro helio atomai. Dievas pasakė, Dievas yra neregimų žinantis, jam netrūksta atomo svorio danguje, ar žemėje, arba kas yra mažesnė už tą ar didesnė, išskyrus tai, kad jis yra aiškaus registre. O tai taip pat reiškia, kad gali egzistuoti kažkas mažesnė už atomą, ir šiuolaikinis mokslas atrado dabar, ir jis užbaigė juos kaip 7 dangus per 2 dienas ir įkvėpė kiekvienam dangui savo įsakymą, ir mes papuošėme artimiausią dangų lempomis ir kaip apsauga. Toks yra dve atsalted in micht ryžtas, žinojimas. Jis pasakė 7 dangus, mes neįsivaizduojame, kuo tai baigėsi, net mokslininkai sako, kad tai, ką mes žinome ar atradome apie visą kosmosą, yra labai mažai, ir mes jau žinojome anksčiau, kad kur yra Dievas, kursi ir kokia. Didžiulė per juos yra visata, dangus buvo sukurtas prieš žemės, ir dangus buvo sukurtas per 2 dienas iš dūmų, šventosiose eilutėse laikas skiriasi nuo žemės laiko, kai kas sako, kad viena diena šventosiose eilutėse yra lygi 1000 metų žmogui, kai kurie sako, kad viena diena yra lygi 50 000 metų, kai kurie sako, kad tai reiškia laikotarpius, ir jis nenuspėjamas, nes neaiškus. Anksčiau buvo manoma, kad erdvė už organizuotų astronominių sistemų yra vakuumas. Astrofizikai vėliau atrado materijos tiltų buvimą tarp žvaigždinėje erdvėje, šie materijos tiltai vadinami plazma ir susideda iš visiškai jonizuotų dujų, turinčių vienodą skaičių laisvųjų elektronų, ir teigiami jonai. Tas, kuris sukūrė dangų ir žemę ir visa, kas tarp jų, tarp žvaigždinės galaktikos medžiagos buvimas, arba visa, kas yra tarp dangaus ir žemės, šiais laikais yra lengviau suprantamas nei to meto žmonės. Danguje yra tiek daug sferų, Lauh al-Mahfuz, Sidratul Muntaha, Baitul Mamor, Ilin ir Sejin, kur sielos išvyksta po mirties, saulė, radiacija, visa tai yra virš mūsų. Dievas pasakė, ir mes padarėme dangų stogų, saugus ir gerai saugomas, tačiau jie nusigręžė nuo ženklų. metų. Vokiečių mokslininkas Johannesas Kepleris sakė, kad planetos ne tik juda elipsinėmis orbitomis aplink Saulę, jie taip pat sukasi ant savo ašių. Dievas pasakė, tai jis sukūrė naktį ir dieną, ir Saulė, ir mėnulis, visi plaukia kartu. Kiekvienas suapvalintas kursas? Faktiškai, Saulė kosmosu skrieja maždaug 150 mylių per sekundę greičiu ir užtrunka apie 200 milijonų metų, kad užbaigtų vieną revoliuciją. Aplink mūsų paukščių tako galaktikos centrą Dievas pasakė. Saulei neleidžiama pasivyti mėnulio, nei naktis negali aplenkti dienos, kiekvienas plaukia jo savo orbitą. Ir Dievas sukūrė Žemę. Dangus buvo pastatytas 2 dienas, o Žemė užtruko 6 dienas, ir taip susiformavo Žemė ir mėnulis.
taip pat tuo tikėjo ankstesnė civilizacija, kad mėnulis skleidžia savo šviesą, tačiau mokslas dabar sako, kad mėnulio šviesa yra atspindėta šviesa. Dievas pasakė, palaimintas tas, kuris sukūrė žvaigždynus danguje ir įdėjo į jį lempą ir mėnulį skleidžiantį šviesą. Ar negalvojate, kaip Dievas sluoksniais sukūrė 7 dangus ir padarė mėnulį jame atsispindėjusią šviesą ir padarė saulę degančią lempą, tai jis padarė saulę spindinčią šviesą, o mėnulis yra išvestinė šviesa ir nustatomos jam fazės, kad žinotumėte metų skaičių ir laiko sąskaitą. Dievas to nesukūrė kitaip, kaip tik tiesoje. Jis detalizuoja ženklus žmonėms, kurie žino. Žmonės tikėjo, kad Žemė plokščia 350 prieš Kristų. Aristotelis buvo vienas iš pirmųjų atpažinusių faktą, kad mūsų planeta yra apvali sfera. Jis stebėjo mėnulio užtemimus ir pastebėjo, kad tik apvali sfera gali reikšti apskritą šešėlį. Tada apie 240 prieš Kristų Eratosthenas jį atrado. Jo atradimas, kad Žemė yra sferinė, padėjo pagrindus šiuolaikiniai astronomijai ir geografijai. Tada Koranas atskleidžia, kad Žemė nėra tiksliai apvali, o ovalo formos. Dievas pasakė ir Žemė, be to jis padarė kiaušinio formos. Metai 1514 praktinis Žemės sferiškumo demonstravimas buvo pasiektas Ferdinando Magellano ir Joano Sebastino Elcano aplinkos navigacijos metu, tada 1597. Francis Drake'as buvo pirmasis asmuo, kuris įrodė, kad Žemė yra sferinė, kai plaukia aplink ją, ir 1697 Izaakas Niutonas samprotavo, kad Žemė negali būti tobula sfera. Izaakas Niutonas pirmą kartą pasiūlė, kad Žemė nėra tobulai apvali, vietoj to jis pasiūlė, kad tai yra pailgas sferoidas. NASA sako 2017, nors mūsų planeta yra sfera, tai nėra tobula sfera. Our American way of life, isn't it grand? Peace, freedom, and bacon and eggs. 1960 Frankas Drake'as atliko pirmąjį SETI eksperimentą nežemiško intelekto paiešką ir dabar žmonės keliose vietose aptiko nežinomų būtybių fosilijų ir žmonių, tvirtinančių UFO ir jo ženklų yra dangaus ir žemės kūriniai, ir ką jis išsklaidė per kūrinius, ir jis, už tai, kad surinko juos, kai jis panorės, yra kompetentingas. Yra gyvybė ir kitokia nei Žemė, yra tiek daug būtybių, kurių mes dar nepažįstame, mes dar nesusitikome. Dievas pasakė, ir jis sukūrė arklius, mulai ir asilai, kad galėtumėte joti, ir kaip papuoštas, ir taip pat jis kuria tai, ko tu dar nežinai, galbūt danguje ir žemėje yra keletas būtybių, kurių mes apie juos nežinome, taip pat neneigiame jų egzistavimo. Tokie mokslininkai Stephenas Hawkingas tikėjo, kad yra ir kitų gyvenimų nei Žemė, kažkur visatoje. Jis aiškiai tikėjo, kad ateiviai yra tikri, ar sunku rasti, bet įmanoma. Per 2017 meksikietis ufologas Jaimegas Mousanas rastas, 2 mumifikuoti nežinomų būtybių kūnai Nazca Lines, ir 2023 Meksikos vyriausybė pirmą kartą pristatė juos pasauliui, sakydamas, kad jiems daugiau nei 1000 metų. Koranas yra didžiausias stebuklas, kurį mes kada nors matėme, taigi kaip galėtum paneigti Dievo egzistavimą ir jo pranešimai? Mes ką tik diskutavome apie dangų, kaip su Žemė. O jei šios būtybės nėra iš išorinio pasaulio, bet jie egzistuoja Žemėje, Žemėje yra tiek daug istorijų ir paslapčių. Išdrįsti žinoti? Tai tik pradžia.